Sveiki, gyvi, kas geresnė? Labą dieną. Šiandien biški video bus kitoks, negu visi mūsų buvo prieš tai vidosai. Ką mes šiandien darysim? Kaip šiandien vadinsis mūsų dvikova? Virtuvė geriausia. Arba Beatos virtuvė. Tik aš čia dalyvis joj, nes realiai čia Beatos virtuvė ir yra. Žodžiu, papasakosim biški detaliau, ką mes darysim. Turim prisipirkę ingredientų. Beata turi nusipirku savo ingredientų, šiaip aš realiai nežinau, ką jin darys. Ir aš turiu ingredientų prisipirkę savo patiekalui, bet tu žinai, ką aš darysiu. Jo. Ir per 20 minučių turėsim aš pagaminti savo patiekalą pagrindinį ir Beata. Bet būtinai per 20 minučių. Tik su 20 minutę viskas stabdai. Nesvarbu, vištieną pusiau iškepus turi dėti lėkštę su žalia mėsa. Ir vešime įvertintojam ir pasakys, kuris iš mūsų dviejų patiekals yra skaniausias. Ir kuris laimės. Tai važiuosime iki mano tėvų, bratke, Beatos močiutės, Beatos antros močiutės. Kas mažiausiai balų surinks iš patiekalo? Pamatysit pralaimėjimą. Taip, kad nieko nelaukiant, kuris pradeda. Dedam pamarskumą, kad būtų sąžiningiausiai. Kuris pradės virtuvės šefas. Pamarskumu. Aš? Ja. Tai žodžiu, mano patiekals bus birės. Tai meksikietiškos takos su faršu. Pamatysit, skoniai vertins. Pirmą kartą darau nesudarius ir labai greitai turės būti. Tai tikiuosi, kad gausis Pasirašiau prieskonius, turim faršą, turim sūrį, turim takos, turim buljoną, kečupą, svogūną ir dar česnaką reikia. Visi mano ingredientai. Tikiuosi, nieko nepamiršau. Pradedam. Paspaudžiam laiką, nuimam laiką. 1, 2, 3. Jau. Į tą visą įeina rankų plovims. Taip. Pasiemam lentutę. Susipjaustom svogūną. Pirmą reiks pasikepinti svogūną. Įsipilam alyvuogių aliejaus. Tieko. Ir šūdinai lupas. Eikt, šikt. Jungiam keptuvę. Neturi būti gabaliukai labai ploni. Iškart į keptuvę. Aba, gerai. Iš karto tada pasirašėm česnaką, kad paskui nebereiktų. Greičiau pasirašėm šituos jau. Turėtų būti gerai. Jaustom. Mums svogūnai labai sukeps. Akis dega. 15 minučių eik, tu jauči be šansų. Nespėsim. Gerai, dar vieną minutę. Per tą laiką pasiemam tarką greitai ir susitarkuojam česnaką. Ir iš karto kaitinam jau šitą variantą ir įdedam jautienos buljoną. Šiaip geriausiai, aišku, būtų buvę, kad būtume nuvirę jautieną ir būtų natūralus skanesnis buljons, bet čia tokią dalyką padaryti mums neišeis. Aba. Jau matot, jie per greitai skrun tiesiog, bet nieko. Dedam faršą. Aba. Faršas mūsų yra kiaulienos, kadangi jautienos faršą pas mumis nėra pirkti. Tai viską darom su kiauliena. 13 minučių turim dar. 13 minučių eik tu sau. Su patiekimu tai tikrai nespėsim. Gerai, iškart dedam prieskonius. Tai druska. Gerai. Dedam pipirų. Be šaukštėlę. Bandom taip iš akis. Pipirų dedam. Dedam, kad skonis justos čimičiurį biškiuką. Aba. Gerai. Viską iš akis ir rūkytą. Dedam pomidorų ir čili. Labai tiks mum. Gerai. Turim.
Maišom. Greitai turim dar 11 minučių. Eik tu sau. Į tą patį visą mišinį įdedam 3 šaukštus kečupo. Abu. Nu da biškiuką. Mums reikės iš karto kitą indelę, kad mes jį ten subertume. Aš dar galim kepti, kol mano buljonas, mano padažas turi pirmais pasibaigti. Dedam pipiro ir dar čiut čili mums reiks. Gerai. Mums dabar reiks ką pasiimti pala, mes turim tik 6 minutės. Eik tu. Davai greitai tą suberiam čia, kad mums čia rami galva būtų. Taip, va suberiam. Į tą pačią keptuvę dar įpilam biškį alyvuogių aliejaus. Nu, toks tirštesnis gavos. Nu, ką dabar darom? Čia dar pasilikęs svogūnai, dzin. Dabar mirkom, pasiimam vieną lavašą, pamirkom, dedam į keptuvę. Keptuvė per daug prikaitus. Pamiršau, primažint. Va, dedam faršą. Į vieną pusę dedam faršą. Dedam faršą. Ir greitai sūrę. Ir laukiam, kol sūris ištirps. Taip. Dabar biški per daug alyvuogių aliejaus jiem buvo. Iš vis nereikėjo pilti. Šiaip aš neturiu padaryti viso. Nes, nu, ta prasme, aš visų nespėsiu, kad visiems žmonėms užtektų. Bet esmė tame, kad viens patiekals tai tikrai gausis. Ok, pasižiūrim padažą, biškį išjungiam, kad jis sustovėtų, o mums liko dar 3 minutės. Šiaip tai jaučiu, kad mes šiaip spėjom, paragaujam padažiuką. Padažas biškį perskys, šiaip jis turi būti tirštesnis. Aštrus, gal biškį mums trūkst. Ne, va, ko mums trūks, biškį paprikos dadėkim. Čia koks bardakas, viskas mums jau reikia tą traukti į serviruoti į lėkštę. Taip. Va, turim, va, čia ir skaitosi mūsų, oi, sūris, palauk dar, nors jis čia nebuvo. Paserviruojam padažiuką. Bet jaučiu, kad mes laiką turim, dar turim lygiai 2 minutės. Nu jaučiu, baigiau. O dar turim minutę 30. Tai šiaip pirms patiekals jau baigts, vien dėl to, kad jeigu aš darysiu visus, aš tada parsivešiu kokį 10. Tai aš tikrai nebūčiau spėjus, bet tą pirmutinį paragaut nuoju, tai mes tikrai turim. Sustabdom laiką. Nu, tai ką mes čia turim? Kažkur labai matyta. Mes šitos valgiam kažkada meksikietiškam restorane. A ne? Ja. Ir jie man labai patika. Kaip tu spėjai tokius per 20 minučių iškepti? Ko? Man atsakyti ar ne? Ne. Nu, bandom paragauti. Aišku, mes savo balų negalim duoti, mes tiesiog paragaujam skanu, neskanu, bet mūsų balai nelems laimėjimą. Bet ragaujam, ar bus panašu taip, kaip meksikietiškam restorane.
Padažas identiškus. Kaip ten restorane buvo, identiškas padažas. Man galėtų būti mažiau sūrė. Mažiau sūrė, čia taip per mažai. Skanu. Neblogai. Beta dabakep likusius, kad nuveš vertintojam, bet laikmatis jau viskas spėja. Spėja jį, viskas spėta. Afigenai. Gerai, atėjo mano eilė. Ką mes darysim? Kaip matot, pas mane yra produktų labai nedaug. Turim kari padažą, svogūns, paprika, česnakiuks viens, 2 filė vištienos ir bulvytės free. Šiaip šits maistas nėra labai jau sveiks, bet jis greitai pasidaro. O ką mes norim daryti? Laimėti. Bet ir automatiškai yra skanus. Ir žinau, kad mano bratkiui jis labai patiks, tai 1 tašką jau realiai turiu. Tai nieko nelaukiant, pradedam ir svilinam. Jungiam laikmatį. 1, 2, 3. Gerai. Pasijungiam pirmą pakaitint mūsų aliejų, nes čia kuluškais jis praeis porą valandų. Vištieną reikia nusiplauti. Būtinai reikia nusiplauti vištieną, nes neaišku, kokiu čia bakterijų. Rankas da pirmoje eilį, rankas. Su muilu? Muilą biški. Aš nieko vištieną su muilu prapalaučiau. Irgi būtų gerai. Gerai. Šiaip man nelabai patinka vištieną laikyti rankose. Toks šlikštuliuks jam. Ne, čia aš matau dar pralaimėsiu. Aš nemoku daryti daug darbų vienu momentu. Va, kame esmė yra. Aš turiu pirmą susipjaustyti vištienytę, susipjaustyti svogūnėlį, paprikiuką ir tada viską dėti kepti. Gerai. Nusipjaunam visus šudeliakus nuo vištienos. Šitą vėliau gal iškepsim. Šitus vėliau gal padarysim. Svarbu yra didžiausias gabaliuks dabar. Čia metam šiukšlės. Man tie balti labai nepatinka, svarbu juos visus panaikinti. Ir aišku, nepamirštam vieną dalyką, kad nes aš jau toks jau povars, čia realiai iš 5 patiekalų vienintelis, ką aš moku daryti. Jau 18 minučių. Kaip sakot, spėsiu, krešulis kažkoks krauja? Tuoj. Nu kaip ir viską, ai da, biškė balta yra. Gerai, da per pusę susismulkina, nes bus labai dideli gabaliukai. Ir prisiminiau vieną dalyką, praeitą kartą, kai kepiau, Beta sakė pirmą svogūną pasikepinti, o kodėl aš jau nekepinu? Palaukit, viską metu pasikepinu pirmą svogūną. Palaukit da. Kaip aš pamiršau, reikia iškart dėti kepti, jau būtų paskrūdęs. Jau būtų buvęs auksinis svogūns. 16 minučių. Aliejus skaist, viskas čiki. Nu baig. Palaukit. Tuos reikia pabaigti pjaustyt, po tuos svogūną dėti. Eik tu savo. Čia viskas per jumis, kai jūs mane stebit. Kai mane žiūri kažkas, aš dar labiau stresuoju, hebra. Tuoj čia. Dabar prasideda ašaras. Prasidės ašaras. Pamatysit vyrą verkinti. Pradedu verkti. Palaukit biškį. Baig. Kameris labai juokiasi iš manęs. Viską daro stresas, kadangi reikia skubėti, dėl to čia taip viskas ir yra. Ir dar reikia Žinot kas, vienas dalyks yra, kad dar ir paprikas reikia per svogūną kepėti. Verkiau. Apsiverkiau. Hebra, apsiverkiau, žiūrėkit ašaras, vyr. Paprika, nusiplaunam. Kiek minučių? Įsikrovė teliops. 14 minučių. Palaukit, viskas čia šiki jau čia bus. Verkiu. Tuoj. Aš jums dar kartą kartuoju. Jeigu ne jūs ir nelaiks, viskas geriau čia vyktų.
Praeitą kartą buvau įmėtęs vištieną pirmą, tai Beata iškoliuoja. Kas pirmą vištieną dėt? Paklausiu savo draugą, šefą. Sakė, gerai yra, viskas taip įdaro visi. Jėzu, čia tiek daug, čia neaišku, ką imti. Vegetą jaučiu. Ne, pipiriuką. Čili, va. Ir... Kur druska? Kur druska? Nedėk čili, čia jau taip aš. Davai. Filmuok. Žinot, kas vienas dalyks yra? Kad aš įdėjau čilį į vištieną, nors jau karis yra aštrus iš esmės. Praeitą kartą tikrai dariau kitaip, negu dabar darau. Net šiaip pats nesuprantu, ką aš čia darau. Bet svarbiausia yra rezultatą gauti. 11 minučių, viskas gerai yra čia. Nėra ko triesti batą. Turim bulvytės free. Blemba, čia kepsta vištieną, jaučiu visą tą laiką, kiek turim likę. Gerai, tegu tušinas. Ką mes dar turim padaryti? Karis. Karis turbūt. Kaip mes darom, aš dabar darau iš šakės, nes jau nebežiūriu į jokius tos agregatus, į šakę šaunu ir viskas. Šiaip yra 25 gramai ant 100 ml vandens, bet aš darau kitaip. 3 šaukštai kare, 200 ml vandens, jungiam orkaitę, tą ne orkaitę, dujinę. Biškit, jeigu pakaisti. Turi iškart maišyti, nes sušauksi gabalus. Gabaliukus valgysim. Žodžiu, žiūri palei konsistenciją. Kai esi jau užkietėjęs šefs, viską žiūri iš šakės. Jokių meravimų, nieka. Nes jau viską tą pasaka, kai esi užkietėjęs. 9 minutės vištiena dakė. Šiaip tas patiekalas, aš nežinau, kas esat ragavę, kas nesat. Vokietijai labai yra populiarus currywurst, ten dešras su kariu ir taip toliau, bet čia yra airiš karis, iš biškis skiriasi nuo vokiško. Jis biškiai aštresnis. Ir jeigu matysiu, kad da skysta konsistencija, damėsiu da į vidų karę. Vištieną žiūrim, kaip sekas. Blogai čia sekas. Žiauriai čia blogai sekas. Ką biškiai pipiriuką čia atsiras, nieka baisus. Ei, palaukit, man reikia maišyti vištieną. Kaip sakau, vyrai niekadas nemok daug darbų daryti vienu momentu. Čia jau yra patikrinta. Aš net telefonu kalbėti, kai kalbu telefonu, aš vaikščiat pamirštu. O Jėzau, jau baigi iškepti. Atšals tos bulvės, kol visas kits baigsis kepti. Dabar čia, aišku, darau Beatai ragavimui, aišku, nes reikės biškai šviežiau iškepti tėvom. Nors gal čia ir užteks, vis tiek čia nepridarysi kiekvienas atskiras porcijos, ims iš vienos porcijos vieną šakutę ir ragaus visi. Visio, bulvės galim uždengti, jeigu jūs neatšal, reikia nuimti aliejų, kad neužsidegtų namai. Vegeta yra pats geriausias dalykas. Mėgstu vegetą ir mėgstu visą gyvenimą iš vegetą. Palaukit, neužsidaro dangtis. Tas tegu tušina čia karis. O, karis pasaka, konsistencija pasaka. Geresnės nėra buvę. 4,5 minutės. Apžiūrim vištieną. Pasaka, viskas šunt. Ką dabar darom? Pilam karį į vidų. Ir tušinam viską kartu. Reikia nenudegti rankų. Visą nepyliau, nes gali biški būti ir per daug čia šitą karę, bet jis tuoj sustovės, jis paliks toks tirškas. Uždedant dangtį ir tegu dar pašunt. 3 minutės 40. Aš jau atsipūtęs, viskas stoju, man jau nebėr stresa, nebėr nieka, nes aš jau esu prie pabaigos ir tuoj patiekalas bus paruoštas. Jėmų jau leikštės, aš tuoj serveruosiu. Žiūrėkit, ką mes turim. Biški karė, biški vištienos, biški daržovių paimam. Viskas. Minutė 50 patiekalas pabaigts. Kviečiam virtuvę Beatą.
Ačiū. Nu, ragaujam. Čia yra naujas pagrindinis patiekalas, vienintelis patiekalas, ką jis moka daryti su mėsa ir su daržovė. Tai yra šits curry chicken. Nu, paragaukim. Vištiena iškepus, padažas skanus, bulvytas galėtų būti biški daugiau apskrudę, bet čia nieka tokia. Viskas labai skanu, bet paprikai reikėjo da biški da kepimą. Šiaip tai kaip visą laiką. Visai neblogai, man patinka, kaip jisai padaro. Skanu. Nu ką, dvikova baigta. Aš laimėjau. Aš laimėjau. Aš laimėjau. Aš. Kam jum skaniau, kuris atrodė patiekals? Per kamerą žiūrint, kuris skaniau atrodė. Aišku, kad nuo įza. Gerai, važiuojam duoti, degustuoti ir nuspręsti, kas laimėtojas. Varom. Varom. Dažam degustuoti. Bet jau mano padažas išbėga man čia į krepšą. Va, neša maistą į vidų. Degustacija. Pirmą tuos paragauti, nieką nešnekėti, daugiau kitus paragausit. Tada pasakyti nuomonę. Tada įvertinsit nuomonę. Petra, pirmą rašą. Šitas dabar. Karas. Mama irgi. Ne, neturėtų būti šlakas. Nu turėtų, kol atvežėm susigyrė, viskas apulės. Nu, aš sakau. Čia visą marmalą su filiam buvo skysts. Bet šiaip skaniai. Ne per aštriai. Na. Nu, skanu. Kaip karas turėtų biškai aštresnis būti. Galiu pasakyti, pirmą kartą man skanu. Dabar. Nes šiaip karė aš ne... Kaip čia šits vadinas? Čia meksikietis šiaip yra šits. Mes juos meksikiečių restorane valgėm. Tu kaip tako? Panašiai, bet ne tako Ja, čia. bet biškai kitaip jie vadinasi, aš nebeatsimenu. Bisas. Basas. Nebereiks, šiandien valgį daryti. Tai ne, čia tik degustacija. Bet jau... Jau pavalgiau. Ja. Teks. Nu, Nes su rankom valgyti. Galit su rankom, bet bus purvini pirštai. Ja. Bus purvini pirštai. Aš vakar kokį nesuprantu, kaip nuo maisto gali purvini pirštai paimti. Na. Jie bus skanūs. Tai jūs pamatysit, kaip darė tą vištieną. Aš galvoju, ką visi. Kam tai išduodi, kas ką darė? Nu, kaip tas vertinams. Na, ar ne? Kažkaip dar negirdžiu, neskanu nieką. Man tai skanu. Mamai gali būti neskanu, dėl to krašto. Aštresnis, na. Karis būtų skanus, jeigu būtumės iš karto atvežę. Nu ja, čia jūs Tai mes iš karto įvežėm, bet kai sudėjai vieną jau susigėrė. Padažiuką reikėjo daug. O lygiausiam negali vertinti. Ne, turi būti vis tiek nuspręsta, ar skūnė kažkokį Ne, reikia. nu gali vertinti, kiti gal įvertins kitaip ir tada bus... Nu nebent gali duoti patašką abiem. Tada kažkas kits nulems tas Nežinau, taškus. tam. Nes man, Paprikos pavyzdžiui, nebėra. šiaip karė nemėgstu, bet buvo skanu, ne aštru. Čia skanu, bet man biški griaudė Ja, žuvį per čia aštru. tas padažas aštruks. Aštras, nu. O taip skanu. Tai man nežinau, pagal ką vertinti. Portavimo problema buvo. Skūniai abu. Nežinau, kurį vertinti skirtingai, tik tiek, va tas man per aštru biški. Ja. Nemėgst. Tai va nežinau, aš tai lygiuosiam vertinčiau. Lygiosiam, tai pabals kiekvienam, ne? Nuspręsta 100%. Ja. Gerai, pabals kiekvienam. Kuriam bals? Kuriam patiekalai? Na. Čimičiuris ir kuris? Čimičiuris. Vienodai. Karis būtų labai skanus, jeigu būtų daugiau padažų. Nu čia va tas pats, kaip ką va čia va būtų biški ne taip. Tas šilė, tas klins. Man skanus, ne, aš kadangi galioju aš tai valgyti, man skaniai. Į padažą buvo. Tai kuriam? Gal Čimičiuris. tam daugiau. Čimičiuris laimėjo. Dabar Tedis. Tai pala 2-0, 2-1. Tai mama davė abiem balą. Tai tau vienai man? Nu, tėvs tau davė vieną, tai 2-1. Tai sakau. Tu sakai 2-0.
Šakutę bajau. Turi mini pauzę padaryti, žinok, labai reikia. Skaniau. Kuris skanesnis? Gerai, jau paliktų, o duok. Čia da šitam irgi duosim paragauti. Turės irgi duoti po balą, kuris skanesnis. Ei, tu neįsijaus, nes kolegai nebeliks. Balą, sakai, kuris? Meksikietiškas. 2-2. Koks 2-2? 3-1. Tik 2-1 buvo, tau davė vieną balą, dabar 2-2. Ta 2-1, 3-1. A, ja, gerai. Gerai. Na. Laukiam čia rezultatą. Gali pabaigti visą. Bet turi sąžininkai pasakyti. Blemba. Galiu vertinti? Gali vertinti. Meksikietiška. Tai jau to vis. Žinai kodėl? Kodėl? Nes šis yra sausas. Janas padažas išbrinka. O čia yra šlapia, mažai vandens. Kol atvežiau susigėrėjai bulvytės, viskas. Reikėjo atskirai dėti į atskirus indėlius. Čia va susiknisau, viskas. Aš pralaimėsiu vien dėl sausumą. Bet šiaip skonis jaučias kare, bent bulvytėse. Bet tiesiog per sausą. Viskas aišku. Kiek tu taškų turi? 4? Na, turėjau. 4-1. Tada jeigu bet močiutės gal pasakys kitaip. Tai močiutės vis tiek nebepasivysiu. 2 močiutės. Nu, tai jeigu jos pasakys, kad tavo. Nu, kažką, ačiū už tavo balą labai. Iki kito karto. O tu laimėsi. Gerai, važiuojam pas močiutės. Pas močiutės. Nu, atvažiavom pas močiutę numeris 1. Einam žiūrėti, kas ką balsuos. Na, 2 patiekalai jau Beata laika rankose. Na. Žiūrėsim, kas pirms. Paragauk. Karis, ne? Turėsite vertinti nuoširdžiai, kuris jums skanesnis buvo. Maistas. Čia yra pirmas patiekalas. Tai gerai, kad daug neprivalgiau. Tik biškį užvalgiau. Super. Superiniškai. Čia tik aštrus padažas prieskonis yra. Kurį valgytumėt antrą kartą? Abu. Ne, turi pasakyti. Gali ir nuspręsti abu, bet galite ir sakyti vieną. Nu, tas va biškį daugiau. Čia jau įprasta, o čia man biškį toks turi skanumą daugiau. Aha. Tai ir ką jūs norit pasakyti tom? Kad abu skanus, bet tas skanesnis. Abu skanus. Ir kuriam duotumėt balą? Nu, gal va tam. Čia Beata darė tą. Ja, o tą darė naujus. Čia Beata darė. Dabar verti. Labai skanu abu. Na. Nu tai padažas, čia viską. Žodžiu, važiuojam į kitą objektą. Pametė telefą. Tai gerai, kas stiklius uždėts. Kamera. Ne, man tik svarbiausia, kad kamera nieko nebūtų. Niekai nėra. Tu savo šknisa. Nu, va. Kodėl man sens telefonas niekada taip nekrisdavo. Tik tais naujas. Krenti. Reikia, nu nežinau, kaip kukuoju. Atvažiavom, dabar Degustuosit maistą. Degustuosi maistą mūsų. Ir yra gyvs eteris įjungts. Na, einam. Į virtuvę, degustacijai maistą. Duok 2 lėkštės. Tik noriu pasakyti vieną dalyką, jeigu į mano pusę balą į dviratį pakeičiu lenciūgą. A, ne, tai močiutė neišteko. Nori žalio agurkėlių. Su to žinai, taip gražiai padaryti. Vieną tik tais nebent, nes nevalgomės. Tai kas apie razumį? Nu, nebėra. Sakė, žali didelis skanus. Daug šaukštai šakutė. Išmirkyti teptų, actas, cukrus, česnakai, viskas, kas priklauso. O tokį. Dėjau į nesusirėkiau, kai mažiučius pjaustė, žinai, tokie susiriečių visai sutrauk vien skūrų. Bet turit nuoširdžiai vertinti. Kas čia per tokį? Dabar ragauk tada sužinau. Bulvė vištiena.
Bulvėm su vištiena, paprikos. Tai aš čia dabar vien turiu valgyti. Jo. Taip. Mes jau pusę Joniškę važiavom. Labai skanu, bet nepasidaryčiau. Va. Dabar šitą degustuok. Kas čia per takvelnį yra? Blins. Blin. Taip. Kas viduj? Mėsa. Tada skanės. O jie. Čia aš dariau, o tą Nanojus darė. Visi labai skanus. Va, matai, dabar jau visi labai skanus, nes mačiute galvoja, kad tu tą darai. Tik reikia labai turėti gerą apetitą ir valgyti. Tai valgiam. Gerai. O kuriam duodat balą? Kuris skanesnis? Turit vis tiek, kad Jau kuris... sakė, kad tas dar skanes. Bet 10 balų plus 10 balų. Bet gerai, jeigu vieną rinktis, kokį rinktumėtės? Ta, ta. Nu, bet turi būti vienas. Nes priklausys, kas laim. Man nebuvo labai skanus, aš nemoku. Gerai, užskaitom 2 taškai man ir tau. Nu gerai. Vis tiek tu laimėjai. Vis tiek aš laimėjau. 5-2. 5-2. 6-2. Mačiutė da kita. Nebežinau. 6-2 laimėta. Bariūnai, kurie kurus buvo skaniai. Visiems buvo skanusi bulvės, bet visiems per sausas bulvės. Per sausą. Eikit sausininkai. Sausininkai. Nenori valgyti. Nu dabar aš paragausiu tą. Skaniausiai. Žodžiu, viskas. Pralaimėjau. Nu ką, praėjo 2 dienos po mūsų kepimą ir maistą darimą. Ir kas yra pralaimėtojas? Aš. Ir ką dabar darysim? Norėjom šiaip, kad nori šaukti į ežerą. Mes daug ką norėjom. Jis iš vis norėjo, kad su parašiutu šaukčiau. Bet kadangi prisiminėm seną gerą challenge'ą, tai Ice Bucket Challenge. va šitą Prisimena ir šitą padarysim. Nesamės gyvenime darę, bet dabar pabandysim. O aš šalčia Nusipirkom ledukų. Nekenčiu šalčia, hebra. Pripilsim iš šulinę vandens. Įda sergu. Baiginėjus ir. Nu, nesirgi jau senai pasibaigė. Kosau da naktim. Ai. Tai pats kalts. Pilam vandenį greitai, čia susišedevruojam, išaunu į karštą tušą. Gerai, varom. Galiu apsipersti. Gal atrodys čia ir nuobodžiai, bet... Na, bet aš bijau, šalčia man tai nenabodžiai. Jum per teliką žiūrint šiltais odėlais gali nabodžiai. Kadangi su parašiutu nenorėjo šaukt, nu tai pasirinka taip, nežinau. Nu, Nesulaužyk to, pradėš. nu. Šiaip, čia tik bus įžanga. Palauk, iš karto viską. Palauk, čia tik įžanga. Viską iš karto, vienu momentu. Gerai. Nežadu šį. Bet tu susikau. Davai. Ai! Aš pati sušlapu čia šilts vanduo, tu iš namo pripyliai. A tu kodė taip darai, tu iš namo pripyliai. Iš namų švarų šalts. Ne iš Šalts vanduo iš namų. Čia ne iš namo. Iš Ta, namų? čia iš namo šilts. Aš sakiau šulinė. Aš nenoriu šulinę, tempelė buvo mirus. Tu sukčius esi. Pakartosim iš naujo. Koks sukčius? Tai kodėl tu taip stai? Iš Tu namų sukčius šalts. esi. Iš namų šalts vanduo. Melas. Sergu. Gerai, veikia vidų. Sukčius paskutinis. Viskas, bausmė atlikta kitą kartą. Tokį padarysiu šedevrą troškinį, visi apsilseiliuoja žiūrėti.
kodėl tu eini kaip prisišykęs. Bet ką mane aplaistyti, tai va jau šitą tu atsimsi.